Iš esmės, čia kaip mano, aš galiu jau vadintis to senbuviu, vis tiek žaidžiu nuo 2012 metų realiai LSG. Tai reikia, aš taip, žinai, žiūriu iš tikrųjų, kaip ir su kitais šnekėjau, reikia pradėti nuo savęs. Jeigu nori judėti tinkamą linkme, reikia pradėti nuo savęs. Žinai, apsižvalgykit, žinai, apie viskas nuo valdžios realiai priklauso. Kokia bus valdžia, toks bus ir servas. Kaip ir buvo, skaityk, aš lyginau 3 palyginimus prie Vaičiaus, prie Italo ir prie Antonijos. Prie Vaičiaus man biškai buvo sunku pasakyti, kadangi tie buvo pirmi metai. Aš ten tik supratau, kad ten vyko korupcija. Prie Italo bel kokia vyko korupcija. O prie Antonijos iš tikrųjų, kaip ir visi sakė, nieko čia gero nebus. Bet per visus tos metus Antonijos iš tikrųjų to ir išsiskyrė, kad jisai buvo žiūri, neutralus žmogus. Jisai, kad jis ir turėjo gaują, bet kažkaip visiškai buvo kitaip su juo. Jisai žiedavo labai neutraliai. Jam pocho būdavo kaip žmogui, ta prasme, koks tu ten esi. Bet jeigu tu esi ramus, tu žiūrėsi tas pareigas normaliai ir viskas bus, ta prasme, gerai. Jisai va, ką pavyzdžiui man buvo pasakęs. Aš sako, neėjimu žmonės, kurie labai daug reiškėsi. Tai va, kaip pavyzdys, nu, ką žinau, Braitas, kaip pavyzdys. Nu, dahuja tauškė, kurva, jam biškai reikėtų, žinai, į balniką pridaryti truputį, žinai, nes va tokį pamato karočią, jisai iš karto išbraukė, nahu, tokį sako, negausis admino metus laiko. Tai čia, žinai, ta prasme, tuos pat, va, renkat ir adminus, bleh, tokius biškai reikėtų subrendusius kažkokius paimti, žinai. Labai aišku, sunku žinot naujokus, naujus veidus, kokius im, nes iš tikrųjų nežinai, kas ten už ekranų slepiasi. Mes tai čia, kai esam, ta prasme, iš LSG bendruomenės, tai mes žinom, kas yra koks, kiek metų ir panašiai. Tai čia realiai vis tiek tas yra, kad apie 20 metų pas mus vidurkis. Tai, nu, čia toks tipo off topic, tai jo. Tai galiu tik tais palinkėti jums sėkmės ir jo, ačiū, kad leidot pasireikšti ir dar kartelį palinkėsiu sėkmės jums. Dėkui. Tik gerbama jau sakė, 2 valandų čia esam ir pabaigim čia viską, nebemarinuokim to laiko, padaryti viską, ką čia išsakėt, kaip opitas bėdas, skilės, nu, kad nenueitų veltui šitas pabandyt padaryti tos pakeitimus jūsų naudai, geriau žaišia. Ačiū, kas buvot, kas uždavėt klausimus, kas atėjot pasisakyti. Diskusija toliau į pagrindinę einam, kas nori pabendrauti. Ačiū tau.